Sveiki, Giedrė. Um, Labai ilgai užtrunka norint pakeisti įsitikinimus, labai ilgai užtrunka norint pakeisti patirtis, ilgai užtrunka norint įgyti naujų įgūdžių, bet kad pašalinti įtampą iš tikrųjų tai užtrunka labai trumpai. Ir jeigu jums neišeina įtampos atsikratyti, tai yra todėl, kad jūs ją šalinate ne ten, kur jinai yra. Įtampą mes savyje dažniausiai susikuriame galvą, tai yra mintimis, galvodami apie savo situacijas, tikėdami tam tikrais dalykais apie savo situacijas, nuogastaudami dėl kažko, bijodami dėl kažko, grauždamiesi dėl kažko. Mes sukuriame įtampą, bet įtampa, kurią mes sukuriame savo mintimis, savo įsitikinimais, savo gebėjimu mąstyti ir išmastyti situacijas, ta įtampa, kurią mes sukuriame galvą, jinai nusėda į kūną. Ir kai jūs galvą bandote sugalvoti, kaip įtampos atsikratyti, tai nėra įmanoma, nes įtampa negyvena galvoje, jinai gyvena kūne. Kitaip tariant, čia panašiai, kaip jūs nuolat eitumėt tvarkyti vonę nuo ryto iki vakaro. Tik vonę ar tvarkote. O ateinat į saloną ar matote, kad salonas nesusitvarkytas. Ir sakot, aš nesuprantu, kam esmė. Aš ten nuo ryto iki vakaro tvarkausi. Todėl, kad jūs tvarkot vieną vietą, o netvarkyta lyga kita. Tai lygiai taip pat čia. Jūs įtampa, kuri šiuo metu salono alegorija būtų jūsų kūnas, kuri gyvena jūsų kūne, bandote išgyvendinti iš jūsų galvos, kurioje jos niekada nebuvo. Tiesa, galva įtampą sukuria. Bet įtampa, kaip ir visi kiti jausmai, nusėda ir apsigyvena mūsų kūne. Ir įtampa, kaip ir visus kitus jausmus, mes jaučiame ir gebame jausti tik todėl, kad mes turime kūną. Mes kažką jaučiame kūne. Kai mums gėda, mes jaučiame tai žanduose. Kai man pikta, aš tai jaučiu rankose sugniaužtos arba žandikauliuose suspaustuose. Kai man liūdna, aš tai jaučiu širdyje, man tiesiog čia labai labai jautru pasidaro. Kai man pavydu, galbūt vėlgi, aš kažkur gerklėje jaučiu, kažkas gerklėje užstrigę. Visus jau, kai aš labai didžiuojuosi, kai džiaugiuosi, aš irgi jaučiu čia, man tiesiog krūtinė šyla, visą čia būna šilta. Visus jausmus, baimę, aš taip pat jaučiu kūne. Visus jausmus mes jaučiam kūne. Įtampą mes jaučiam kūne. Tai jeigu jūs norite atsikratyti įtampos, jūs turite eiti jos ieškoti kūne ir iš kūno ją paleisti. Ne mintimis, nesugalvoti kažką kito. Minčių higiena yra taip pat labai svarbi, nes minčių dėka įtampa sugrįžta. Kai mes vėl grįžtam į savo galvą ir savo mintis, mes savo mintimis vėl prisigalvosim įvairių dalykų, dėl ko mums vėl sukils įtampa. Bet tiesiogiai įtampos minčių higiena netliepia. Todėl konkrečiai, jeigu jūs jaučiate įtampą kūne ir šiuo metu jums net ir nugara surakinta, tai įtampa kūne labai didelė, jūs turite šalinti taip pat kūne. Tai yra du tokie kaip pasiūlymai gal iš mano pusės. Pirmas dėl kūno silpnumo, dėl to, kad jūsų pats kūnas jau fiziologiškai surakintas. Aš jūs kviečiu, kaip ir visas kitas mamas, prisijungti prie mūsų sporto grupelės, kuri yra šitos grupės dalis, bet mes neverčiame žmonių sportuoti, neverčiame mamų sportuoti, ateina tos, kurios tikrai nori sportuoti ir nori būti aktyviai kiekvieną dieną. Tai aš jūs kviečiu į tą grupelę, jums užtenka komentaruose parašyti, kad jūs norit prisijungti ir aš jūs prijungsiu. Ir ten jūs galėsite stiprinti po truputėlį savo fizinį kūną. Aišku, joks sportas, jokia fizinė veikla nieko nepakeis, tai miegas yra numeris 1. Ar jūs duodat savo energijos per maistą, tai yra numeris 2. Ir tada mes galim fiziologiškai atliepti kūną. Tai pavyzdžiui, dėl surakintos nugaros aš jums galėsiu parekomenduoti, atsiųsti savo pačios darytų video, įvairių jogos pozų ir kitokių pratimų, kurie nugarai padeda nuima skausmą nuo nugaros. Bet čia, sakyčiau, gal ta lengvesnė dalis, kad mes labiau pripratę rūpinti savo kūnu fiziologiškai. Antra įtampos dalis, kuri taip pat apsigyvena kūne,
yra psichologinės kilmės. Ir jai atliepti yra praktika, kurią mes jau esame dariusios šioje grupėje ne kartą, apie tai ne kartą esame kalbėjusios su Dovilė. Bet aš dar kartą čia įrašysiu visoms ir visiems tiems, kurie klausosi. Tuo metu, kai sakot, kad jaučiu įtampą, aš visai įsitampusi, atsigulkite ant grindų. Aš dabar liksiu sėdėti, nes jeigu atsigulsius manęs nematysit, bus keista girdėti garsą, bet aš sėdėdama tą patį parodysiu. Kodėl atsigulti? Nes tol, kol aš sėdžiu, pavyzdžiui, arba stoviu, aš vis tiek esu pasiruošusi atstumti tai, kas man nepatinka. Kai aš atsigulu, tiesiog visas kūnas byloja apie tai, kad aš pasiduodu. Mes retai, kada atsigulsim aplinkoje, kuri nesaugi. Mes stovėsim, mes atsisėsim galbūt, bet ir tai nugarą į kokią nors sieną, kad aš jausiu, kad čia saugus užnugaris, visi prieš mane, aš galiu visus matyti. Tai kai mes atsigulam, tai pati kūno poza byloja apie tai, kad aš pasiduodu. Aš nekovoju su tuo, kas yra, o kas yra įtampa. Aš nestengiuosi ignoruoti, nestengiuosi atstumti, nesistengiuosi sumažinti, nesistengiu nieko su ją padaryti. Aš pasiduodu, tai yra nekovoju su tuo, kas jau atėjo. Tai jau yra, aš jaučiu įtampą. Aš atsigulu. Ir tada, paprasčiausiai kvėpuodama, aš sutelkiu dėmesį į kvėpavimą. Nereikia kvėpuoti ypatingai. Čia nebūtina kvėpuoti per pilvą. Čia nėra kažkoks tai jogos kvėpavimas. Nėra kažkoks... Čia jūs kvėpuoti taip, kaip jums kvėpuojasi natūraliai. Kiekvieną dieną kvėpuoti negalvodama apie tai. Jūs ir taip kvėpuoti atsigulus, tik jūs sutelkėte dėmesį į tai. Jūs galite uždėti rankas ant pilvo ir jausti, pavyzdžiui, kaip jūs įkvėpėte, pilvas pakyla, iškvėpėte, pilvas įsipučia. Nereikia nei giliau kvėpuoti, nei dažniau, nei niekaip, jūs tik pastebite, susikoncentruojate, kaip jūs kvėpuojate. Ir tuo pačiu lyg būtumėt chirurgas, kuriam būtų, lyg būtumėt, pavyzdžiui, budintis personalas ligoniniai, kuriam būtų paskirta tam tikro paciento priežiūra, kur tu negali atsitraukti nuo paciento nei sekundai, nes jam galbūt labai sunku kvėpuoti ir tu turi nuolat būti šalia ir žiūrėti, ar jis kvėpuoja ar ne. Tai jūs esate ir pacientas, ir tas, kuris stebi vienu metu. Tai yra jūs save iš arti, atsigulusi, užsimerkusi, apžiūrinėti. Kur tai įtampa gyvena? Ką jūs jaučiate kūne? Ar jums, iš kur žinot, kad jūs įsitampusi? Bet jūs jau turit pradžiai tą nugarą, jūs jaučiat nugarą, kad jums nugarą surakinta. Galbūt jūs dar kažką kitą jaučiat. Galbūt tais įtampos momentai su vyru jums labai stipriai plaka širdis. Galbūt jums spaudžia gerklę. Galbūt jums akys labai nori ašaroti. Kokius pojūčius jūs jaučiate kūne? Kaip jūs žinot, kad jūs įsitampusi? Kaip kūnas apie tai jums pasako, kad aš savie nešioju didelę įtampą? Ir jūs savo dėmesį sukoncentruojate į tai. Jeigu jūs nepratusi to daryti, labai greit ateis mintys, kurios sakys, ką tu čia dabar darai, kodėl tu guli ant grindų, niekas nuo to nepasikeis, arba jūs apims liūdesys, bet liūdesį iškart lydės mintys, kaip kodėl jums taip ir kaip jūs ilgai stengiatės, ir kad čia jūsų tėvų pavyzdys, ir kad tėvų šeima jau tai buvo, ir jūs tai pasiėmėt savo, ir jūs tai suprantat, bet visi gyventi nelengviau. Viso šito šitoje praktikoje nereikia. Tai kai mintys ateina, mes paprasčiausiai vėl dėmesį sukoncentruojam į tai, ką radome kūne. Jeigu aš, pavyzdžiui, kūne aptikau, kad man skauda nugarą, tai aš ir guliu ant grindų, aš kvėpuoju ir aš tarsi stebiu tą nugaros skausmą, iš visur, iš kur tai galiu. Kaip gulėdama aš įsivaizduoju, kaip iš šono jisai matos, kaip jeigu aš būčiau kūno viduje matyčiau, ar jisai didelis, ar jisai šaltas, ar jisai šiltas, ar jisai durantis, ar jisai rakinantis, gal jisai spalvą turi, gal jisai, nežinau, keičiasi jo tūris, konsistencija, galbūt jisai iš pradžių duria, o po to pradeda tekėti po kūną ar dar į kitą vietą nuteka. Jūs stebit, lyg būtumėte atsakingi už stebėjimą to simptomo ir už kiekvieną pasikeitimą. Ir jūs stebit. Ir vėl ateina kažkokia mintis, bet kiek jau aš laiko taip galiu, ir jūs vėl atsiminat, kad bet aš esu stebėti, mintis aš galėsiu galvoti vėliau, kitą kartą. Šiuo momentu ant grindų aš esu stebėti. Ir jūs vėl grįžtate į stebėjimą to, ką jūs jaučiate kūne, kaip įtampos simptomus ir požymis. Nėra jokių kitokių kriterijų. Tai, ką jaučiate, jūs tik tai turite pastebėti. Tas pojūtis kūne, kurį jaučiate, kuris ir užduoda, kad jūs įsitempusi, jūs jį stebite. Kiek jūs turite laiko? 2 minutės gulite ir stebite, 3 minutės gulite ir stebite. Visa tai turi prasmę, jeigu jūs tuo pačiu metu nepabėgate į mintis. Tai yra, kai mintys ateina,
Jūs vėl savo, tai nieko tokio, kad mintys atėjo, nes nenupjausit savo galvos, kol gulit ant grandų. Tai mintys ateis, mes turim galvą ir mintys pas mus ateina. Tai mintys atėjo, bet jūs vėl prisimenat, kur jūs koncentruoja dėmesį. Ai, kaip tiesa, aš čia atsiguliu pasižiūrėti, kaip jaučiasi įtampa mano kūne. Kaip jinai atrodo mano kūne. O štai iš kur aš žinau, kad aš esu įsitempusi. Bet taip pat širdis daro, arba taip pat nugarą rakina, arba taip rankos drėksta, arba taip dar kažkas tai darosi. Ir jūs gulite, kiek laiko turite? 2-3 minutės, 5 maksimum, ir jūs stebite tą dalyką. Labai svarbu tuo pačiu nepamiršti kvėpuoti. Pirmam kartu gal tai atrodo labai daug informacijos, bet kaip ir viską, pradėjus praktiką labai greitai tampa aišku, kaip tai daryti. Kodėl svarbu nepamiršti kvėpuoti, nes gali būti taip, kad iš to, kad jūs dabar tarsi turite užduotį stebėti įtampą kūne, jūs atsigulsit, įkvėpsit ir va tai visai ką ir prastebėsit. Ir tik praktikos pabaigoje jūs iškvėpsit. Ir visai ką tą būsit papildomai įsitempus. Tai labai svarbu kvėpuoti. Paprastai kaip natūraliai kvėpuoti. Jeigu jums per sunku galvoti ir kaip čia stebėti tuos simptomus kūne ir dar kvėpuoti vienu metu, tai jūs galite kvėpuoti ir stebėti tų pačiu metu kvėpavimą, tai jūs galite kvėpuoti truputėlį taip dirbtinai, taip. Tada lengviau galvoti, kad aš turiu taip pat ir kvėpuoti, nes jūs kvėpuojate truputėlį dirbtinai ir tuo pačiu stebit, kaip to kvėpavimo metu keičiasi tas pojūtis kūne. Bet tas surakinta nugara, jeigu tas surakinta nugara, aš jaučiu kaip jinai surakinta ir tuo pačiu aš kvėpuoju. Ir jaučiu kaip ėjęs oras, ar jisai nepatogina dar labiau tą nugarą, ar man kaip tik atpalaiduoja, ar tas įkvėptas deguonis kažkaip iš visą pasiekia, ar nepasiekia, ar ir toliau lieko surakinta, ar jinai dar labiau susirakina, ar jinai mažiau susirakina. Bet nuolat kvėpuoju ir stebiu tą nugarą 2, 3, 4, 5 minutės. Tai va tokia yra praktika bet kokiam jausmui, ne tik įtampai, iš kūno paleisti. Atėjęs jausmas visą laiką eina per kūną, mes laiką kūne jaučiam pojūčius ir jeigu mes jo neužgniaužiam, jeigu mes leidžiam jam pratekėti, yra, aš kaip pradedu kalbėti, tai kiekvieną kartą sakau, atsakyk užduotą klausimą, Renata, visą kitą pasilik tam kartui, bet aš kartais negaliu, aš kartais galvoju, bet čia taip susiję, tai ir dabar kalbu ir galvoju, aš pati labai daug metų darau Tonglen praktiką. Tonglen praktika yra apie tai, kad mes kvėpavimo pagalba priimam visą tai, kas mums nemalonu. Tai vat kažkuo tai primena tai, ką aš jums sakau ant šitų grandų gulint. Jūs įkvepiat visą tai, kas nemalonu. Jums surakinta nugara, o jūs įkvepiat tą surakintą nugarą. Ten jums įtampa. Arba jums plakanti labai širdis iš baimės arba iš įtampos. Ir jūs į to, kad sakytumėt, oi, nenoriu, bet čia labiau prie židinio atsisės, kur ten tą surakinta nugara, nemalonu. Jūs atvirkščiai įkvepiat įtampos į vidų. Jūs atsiveria tam, jūs tai priimat savyje ir jūs iškvepiat ir kūnas atsipalaiduoja. Jūs įkvepiat tai, nes pas jūs tai jau atėjo. Čia ne apie tai, kad jūs turit pasirinkimą, va dabar rytoj jausiu įtampą. Ar aš noriu, kad ta įtampa ateitų pas mane ar ne? Čia ne apie tai. Jūs jaučiat įtampą, jūs jaučiat baimę, galbūt jūs jaučiat nerimą, jūs jaučiat pasipiktinimą, jūs jaučiat susierzinimą. Jūs tai jau jaučiate. Tai jaučia. Tai jau pas jūs. Jūs galite užsidaryti nuo to ir tai virs įvairiais mazgais kūne, tiek fiziologiniais, tiek psichologiniais, tiek emociniais. Ar jūs galite įkvėpti plačiai, kiek galite ir priimti tai, kas jau yra. Ir iškvėpti, atsipalaiduoti. Bet taip mes jaučiam jausmus kūne. Visus be išimties. Įkvepiu ir jiems padarau daug vietos, aš tampu erdvę tam, kas ten atėjo. Aš tampu tam erdvę ir iškvepiu, atsipalaiduoju. Ir va taip 2, 3, 4 minutės. Aišku, tai, kad jūs dabar atsigulsit ir 3 minutės pakvėpuosit, tai viso gyvenimo patirčių sukaupta įtampa, be abejo, kad neišeis. Būtų faina, bet truputėlį proporcija netitinka. 30 metų kaupta įtampa kūne ir staiga kvėptelėjimas 3 minučių ir tai išeina. Tai mes aišku suprantam, kad vieno karto neužteks, bet kai tai tampa praktika reguliari, jūs pamatysit, kaip greitai jūs jaučiat skirtumą. Kaip greitai tam tikros situacijos jums tampa pakeliamos, kaip greitai tam tikrose situacijose jūs nebe taip intensyviai jaučiate. Kaip greitai tam tikrose situacijose tarp impulso atsakyti, sureaguoti ir veiksmo atsiranda
laikas. Ir kaip dar po kažkiek laiko, to laiko užtenka, kad jūs net nebenorėtumėte reaguoti, nebenorėtumėte atsakyti į tai, ką stimulas jūs verčia daryti. Ir būtinai komentaruose parašykit, kad norite jungtis į sportuojančių mamų grupę. Dalyvavimas ten labai paprastas, nereikia fiziškai niekur eiti. Sportuoti galima savo namuose, savo laiku. Sportuoti pradėti užtenka nuo kelių minučių dienoje. Ir aš jūs prijungsiu, nes ten sportas yra labai geras įrankis, todėl kad sporto dėka mes labai greit galim greičiausiai pamatyti rezultatą savo gyvenime. Mes galim pamatyti, kad mes pradedam sportuoti nuo 3 pritūptukų per dieną ir po savaitės mes galim padaryti 30 ir mes matom rezultatą. Sporto dėka ne tik mūsų kūnas tvirtėja mūsų vidinė ašis, tvirtėja mūsų pasitikėjimas savimi, tvirtėja mūsų tikėjimas, kad mes galim, nes mes greičiausiai matom rezultatą. Tai lauksiu jūsų komentarų. Iki.